Sonoros dykumos kalnai Meksikoje yra natūrali jaguarų gyvenamoji vieta. Dabar mokslininkai Meksikoje vykdo ambicingą jaguarų populiacijos surašymo planą. Šiam nepagaunamam plėšrūnui grėsmę kelia medžioklė ir vis labiau naikinami jų gyvenamieji plotai. Mokslininkai tikisi, kad jų tyrimas suteiks naujos informacijos apie jaguaro elgesį. Meksikos nacionalinis universitetas apskaičiavo, kad Meksikoje iš viso yra apie 10 000 jaguarų. Kitų mokslininkų manimų jų skaičius siekia vos 4 000. Šiuo metu nėra tiksliai žinoma, ne tik todėl, kad mes palaipsniui prarandame šalyje esančius plotus, kuriuose paplitę jaguarai, tačiau ir todėl, kad vis greičiau vyksta natūralių ekosistemų naikinimas. Todėl yra visiškai aišku, kad po 10 metų atsakymas bus labai tikslus. Dabar nėra aišku, ar jaguaras išliks toks, koks buvo iki šiol – jėgos ir Meksikos pasididžiavimo simbolis. Jaguarų skaičiavimas gali būti baigtas 2009 metų viduryje.